Sveiki visi, dar kartelį užsukę į šį jūsų kanalą. Mano vardas yra Beata. Šis įrašas yra pirmas šio kanalo įrašas, kurį žiūrite. Tai kviečiu labai maloniai užsiprenumeruoti šį kanalą ir stebėti jo veiklą, pasižiūrėti, žinoma, ir ankstesnius video, pakomentuoti, pasidalinti ir taip toliau. Ir panašiai jūs jau žinote, ką daryti. O šį kartą aš nusprendžiau nufilmuoti jums video apie tai, kągi aš turiu savo vasarai skirtoje rankinėje. Šiame kanale dar nesu filmavusi tokio video, tai todėl pagalvojau, kodėlgi ne. Ir kažkaip man be to noras kilo nufilmuoti šį video būtent su šita rankinė, tokia labai gražia, kurią gavau dovanų per savo gimtadienį gegužės mėnesį. Teoriškai šiek tiek anksčiau. Tai žodžiu, jeigu jūs smalsu pasižiūrėti, kągi aš turiu savo rankinėje, likite žiūrėti šio filmuko. Taigi ši rankinė, kaip sakau, yra pati naujausia mano rankinė. Labai seniai jau gal kokius metus norėjau rankinės būtent tokios pavasariui, vasarai, taip sakant, skirtos, šviesesnių spalvų. Neturiu 20 rankinių, bet turiu gal kokias 4 dar be šitos ir ne viena nėra, sakykime, labai tokia vasariška. Tai pati aš įsirinkau šitą rankinę. Jinai yra vidutinio, sakyčiau, dydžio, nėra nei labai didelė, bet taip pat nėra tokia rankinė. Taip sakant, nėra tas tokia mažutė rankinė, kur telpa ten tik tai vienas lūpdažis ir telefonas. Tai va, tai anksčiau aš pirkdavau ganėtinai didelės rankinės, nes į darbą tekdavo neštis knygas, popierius ir taip toliau, kaip sakant, į universitetą. Tai va, tai o dabar tai užtenka man ir tokios rankinės. Šita yra iš G by Guess ir turi va tokią dar smulkmeną raidę G su tokia spynelė. Iš esmės daugiau nėra jokių detalių, bet man labai patiko tos gėlės, tikrai labai gražu. Užsegimai yra 2, taip sakant, į šalis, į abi pusės atsisega. Šita rankinė dar man patiko to, kad jos kitokia forma negu tų rankinių, kurias aš turiu, tų rudenių žiemai skirtų, ir vidus yra toksai, kaip sako, animal print, taip sakant, ar ne, toks leopardiškas. Tai va, pasižiūrėsime, kągi aš joje turiu. Kartais turiu gal ir daugiau daiktų, šį kartą turiu mažiau. Tai turiu šitą kosmetinę, kurią gavau dovanų, kai pirkau kažką jau prieš kelis mėnesius parduotuvėje Bellissima. Įsirinkau šitą spalvą, buvo kita dar tokia kaip bronzinė, nelabai graži. Man patinka jos dydis, bet esmė ta, kad gal kokią 3 dieną jos užtrauktukas ėmė ir sugedo, tai aš kol kas to reikalo nesutvarkiau, bet, žodžiu, laikau ją, nes man patinka tas dydis ir kažkaip patinka man ta kosmetinė. Kosmetinėje jau dabar pastaruoju metu stengiuosi labai daug daiktų neturėti. Pirmiausia, tai visą laiką stengiuosi, žinoma, įsimesti tos dienos ar savaitės ar panašiai lūpdažį. Tai, pavyzdžiui, šį kartą yra šitas Sunset Beach iš Ofra Cosmetics, tai yra tas, kurį aš esu stepusi šiandien. Bet taip pat matau, kad turiu ir kitą, šitą iš Lime Crime, kurio pavadinimas yra Poly, toks labiau violetinis, taip sakykime. Taip pat stengiuosi visą laiką, ypač jeigu užsitepu kažką tokio, kas įsausina lūpas, tai stengiuosi turėti kokį nors lūpų blizgį. Tai šį kartą turiu šitą iš NYX Butter Gloss. Šitas vadinasi Peaches and Cream. Man labai patinka šitie. Ir taip pat lūpų balzamą arba vazeliną, kaip norite jį pavadinti, tai dažniausiai turiu šitą iš Carmex, kaip matote, jau eina kaip ir į pabaigą. Ir taip pat stengiuosi turėti korektorių ar tą maskuoklį, tai turiu, pavyzdžiui, šitą iš Camouflage Cream iš Catrice. Šitas yra pats šviesiausias, 010 Ivory, bet taip pat kartais turiu ir tą iš Maybelline, kur dabar neatsimenu, Fit Me, man atrodo vadinasi. Ir turiu keletą šitų pagaliukų su vatomis, taip sakant, dėl viso pikto kartais, taip pat priklausomai nuo makiažų, nuo dienos, pavyzdžiui, jeigu man ašaroja akis ar panašiai, tai įsimetu kartais ir blakstienų tušą arba pravedimą, pavyzdžiui, jeigu reikėtų kartais pasitaisyti tą makiažą, tai žodžiu, štai ką aš turiu šitoje kosmetinėje. Toliau einame. Turiu dažniausiai, kai nešuosi kažkuria iš tokių rankinių šiek tiek didesnių, tai turiu ir savo piniginę, tą didesnę, taip sakom, kuris čia telpa. Joje dabar tai šiuo metu nieko nėra, tik tai keletas kortelių, kažkoks čekis.
Nes buvau išėjusi, nadien vakar, man atrodo, buvau išėjusi su mažesnė rankinė ir pasiėmiau šitą piniginę tokią mažutę, į kurią įsidėjau būtent ir tiek popierinius pinigus, tiek ir monetas, kurios krenta, taip sakant, pro šalis. Tai kai mažytė būna rankinė arba jeigu išeinu iš vis be rankinės, tai pasiėmiau šitą. Šitą yra iš Kankuno. Man labai patinka šitos piniginytės tokios mažytės. Taip pat turiu dirželį, kurio dar nesu naudojus. Tas dirželis prisisega, kad ant peties galima būtų neštis rankinę, bet ir su šitom rankinėm. Su šitais dirželiais taip pat galima ant peties susidėti. Taip pat paprastai visą laiką nešiojusi nemažą kiekį servetėlių. Dabar matau, kad teliko viena, tai reikės man įsidėti daugiau, nes kartais reikia tai nosį įsipūsti, tai akį pasivalyti, nes nubėgo ten kas nors. Gerai, dirželį išėmam. Tai čia kaip ir per vidurį jau nieko neliko, yra dar kišenėlė ta mažutė tokia, kur paprastai tradiciškai, žinoma, moteriški reikalai, kurie kažkodėl susiderinę su rankinė, bet visą laiką stengiuosi turėti, nes niekada negali žinoti. Taip pat turiu tokį, net nežinau kaip tai pavadinti, žodžiu, kaip ir kortelėms skirtą daiktą, būtent kur yra kortelių nemažai ir mano dokumentas, laikinas leidimas čia gyventi kol kas, bet greitai gausiu nuolatinį. Taip pat, žinoma, negali trūkti raktų. Taip pat veidrodėlis. Šitą veidrodėlį aš gavau per mainus su viena mergina, labai nuostabiai. Jeigu jūs mokate ispaniškai, tai susiraskite jos kanalą. Jis vadinasi Meli Belleza. Pasitengsiu palikti nuorodą informacinėje dėžutėje. Jinai yra iš Kurasao, gal nebeprisimenu tiksliai, bet iš kažkokios salos, bet gyvena, ne iš Kurasao. O gal? Neatsimenu, tiesą sakant, geriau nemeluosiu, bet jinai gyvena Olandijoje ir filmuoja video ispaniškai, tai jinai man padovanojo šį veidrodėlį, kuris man labai patinka ir stengiuosi beveik praktiškai kiekvienoje savo rankinėje turėti po veidrodėlį, kad nereikėtų išiminėti iš vienos ir įdėti į kitą. Dar neišėmiau šitų silikono rutuliukų. Taip pat stengiuosi visą laiką turėti tik-tak, nes irgi niekada negali žinoti ir kaip ir ištuštėjo šitą kišenėlį. Ir paskutinis daiktas, kurį turiu ir kurio man prireikia, pavyzdžiui, važiuojant mašina, pavyzdžiui, būna, kad vėjas plaka plaukus į veidą važiuojant mašiną, arba šiaip būna labai stiprus vėjas tą dieną, arba labai karšta ar panašiai. Tai visą laiką turiu, kiekvienoje irgi rankiniai stengiuosi turėti tokį plaukų segtuką, kad galėčiau susisekti plaukus, arba netgi turiu dažniausiai, man atrodo, čia turėčiau turėti gumytę, tai kartais ir susirenku. Tai tiek iki čia tas video, kas yra mano vasariškoje rankinėje. Gal kažkada rudenį, žiemą, jeigu norėsite, nufilmuosiu jums savo rudeniškos žiemiškos rankinės turinį. Kodėlgi ne, su kita rankinė. Norėčiau sužinoti, ar jūs nešiojatės panašius daiktus, ar nešiojatės kažką, ko gal kiti žmonės nesitikė, kad turite savo rankinėje. Tai rašykite komentaruose, taip pat savo pageidavimus, pasižiūrėkite ankstesnius video, užsiprenumeruokite. Siunčiu jums daug bučkių, rūpinkite savimi ir pasimatysime kitą kartą. Iki!